Viskas, kas įvyko 2025 Austrijos Grand Prix pirmojoje ir antrojoje treniruotėje. Pirmojoje treniruotėje išvydome keletą pokyčių. Alexanderis Dune pakeitė Lando Norrisą McLaren bolide. Tai buvo pirmasis airių tautybės atstovas Formulės 1 sesijoje nuo 1982 metų ir tokia galimybė jis pasinaudojo 10-teriopai. Pirmą kartą Formulės 1 bolido galimybės išnaudojęs jaunuolis nuo Oskaro Piastri atsiliko tik mažiau nei 10 sekundės. McLaren nebuvo vieninteliai, kurie į savo automobilį įsodino naujoką. Tai padarė ir Ferrari komandos su Dino Beganovičiumi. Švedas apšilti padus su Ferrari technika jau spėjo pirmojoje treniruotėje Bahreine, kai, taip pat kaip ir šiandien, pakeitė Charlesą Leclerc'ą. Visgi Bahreine pasirodyti Beganovičiui pasisekė geriau nei Austrijoje, nes šiandien jam teko susidurti su dugno sunkumais ir galiausiai jis finišavo vos 11. Maxas Verstappenas pratinosi prie kitokio balso komandos radijuje nei įprastai. Jo legendinis lenktynių inžinierius Gianpiero Lambiase, geriau žinomas kaip GP, dėl asmeninių priežasčių nusprendė praleisti šį etapą Austrijoje. GP pakeitė Simonas Rennie, kuriam teko dirbti su tokiais vardais kaip Mark Webber, Fernando Alonso ar Kimi Raikkonen. Antrojoje treniruotėje pamatėme Charleso Leclerco ir Lando Norriso sugrįžimą. Pastarasis po nesėkmingų Kanados lenktynių tiesiog skriejo ant skirtingų padangų komponentų, kur sunkiai jam kas nors galėjo prilygti. Tuo tarpu Leclerc'ui šiandien sekėsi ne taip gerai ir jis ne tik, kad patyrė nemenką slydį, bet ir finišavo už Lenso Strolą. Pasaka.